Taigi idėja, mes tavo turtą išparduosim. Idėja, attyčia Kristina, gi karalienė. Ir idėja, iki pasąmonės įrodinimas sovietinis. Ar tai Europos Sąjunga neuždrausta? Kaip centro liberalų durnių namai. Žaliakalnis. Tai prokuroram toks, reiškia, trilypis klausimas. Jis taigi Lietuvos istoriją skaitė. Ir CŽV metraščius teisėtos. Teisėtų Europos Sąjungo NATO šalį. Kaip ir teisėtus diplomas, teisėjus virtualios, kuris reiškia sovietmečio. Invalidų mano, tie reiškia dažniai kurti, reiškia reikia fizikų, o Danijoje pasirodo Danijoje, kai Konstitucinis teismas betina su Jesperu ir Nataša pakratęs rusus žydus šitoj Danijoje. Ir užuolaidos nustojo onutės kartuvėm visiems grėsti. Ne? Tai vat, nei prezidentai, prokurorus kreipiuosi ir spręsti šiuos klausimus Lietuvoje. Nėra nieko iš kažkur, tai reiškia, kas būtų atsiradę. Kaip ir žmonių teisės būdavo pletkai. O arba profesionalų santykiai, kurie nebebūdavo marionetės cukrus. Ne? Perkeltina prasme daug girdim per radiją. Arba minties užuomazgos, arba minties sprogdinančios trigeriais. Kaip tai gali būti žydų imperija, perdegusi savį ateizmu, satanizmu. Kaip SSSR. Ar ne? Kasgi to neatsimena, kas naudos turėjo sovietmečio. Pačios pigiausios žydelkos. Nes tai daiktų buvo mažai. Dabargi kokia čia liekienė man aiškina reprodukciją iš buhalteriškia pasivokt, kad kiti žinotų, kad išgarsint, kad aferą, reiškia, prasukti. Ir man netinka, reiškia, vedybos efektyvios su vėl kokia nors, reiškia, ekstremalė, reiškia, nusigėrusią žvaigždę. Ar tai žvaigždžių lietus, ar žvilgia parvažiuot, parsišaudyti. Tu, blėt, kas jų bijo? Klausimas, ar kas nors, ko nors dar Europos Sąjungoje, kai liberalizmas atėjęs ir pasakęs, kad tikra Valpurgė. Klausimas, kai tai viešai žiūri per televizorių, šitiek muštynių iš Hollywoodo ir savo, reiškia, budulius, reiškia, nufilmuoja. O Dieve mano, kas tu Lietuva? Kada aiškintum Rumunijos monarchija? Ar Danijos konstitucijai? Kas per Dolgytė su bybiukais, reiškia, galite vidurkinti, o tu neverta šito, vat, kogi įstatymas tai esmė vertas, kad neišgirsti įstatymą. Kaip tai dabar? Neaišku, du kart du. Nes čia ne du kart du, matematika yra programuota. Supranti, ir teisėtai programuota. Dėl Dievo meilės, jeigu tai ir yra prisaikdinta Danijos konstitucijai virtuali teisė, kokią ligą jie man be uždėtų ar įsargdintų, tu, blėt, vis tiek veikia rusiškai. Tai yra gąsdinančiai. Arba
įstatymo operatyvumo. Sistemas kuriantis. Daniškasis liberališkasis pasaulis, o ne Betino šou.